Tarragona labai gražus miestas. Didelis uostas, matos pramoninis ir labai gražus miestas. Čia Romos laikų imperija turėjo kaip sostinę, aš suprantu, Ispanijos ar kažkurios dalies Ispanijos, Tarragona. Tai yra ir Koliziejus, ne Koliziejus, kaip tas Circus Maximus. Tam arklių suvežimais, tam varžybom. Hipodromas gal labiau. Žodžiu, senų pastatų daug. Vai, Sušiko restoranas. Lemba lietuviam, tai tas Sušiko nelabai sušinė tinkama. 37 diena. Ja. Šiandien prognozė tokia, kad lys ir labai stipriai. Ir netgi po valandos bus pikas, bent jau tam link to taško, kur aš judu. Tipo, labai perspėjo ir Google'as, ir registratūroje man sakė, čekautinant sako, kur tu varai, į pietus. Sako, atsargiai, dar Maps'ą parodė, įdedu nuotrauką. Tai, sako, bus labai stiprus lietus, tai būk labai atsargus. Tipo, 12 valandą pikas, jis turėtų praeiti ir tada bus jau ramiau. Va, tai tikiuosi kažkur pasislėpti valandžikę, o paskui nusiteikęs važiuoti per lietų. Pasiėmiau antbačius, pasiruošiau, kad būtų šalia. Striukė tai vis laik nuo lietaus garinėje kišeniai. Šiandien nėra taip šilta, ryte tai buvo išlindus dar saulutė, tai buvo visai fainai. O čia tokių gražių pastatų yra, kurie iliustruoja matyt tą laikotarpį. A gal čia ne, čia gal vėlesni, ne Romos laikų, tikrai pastatai. Bet va fontanėliai tokie gražus mieste. Tikrai miestas toksai su savo istorija, su savo šarmu. Nėra, kad paprastas toksai eilinis Ispanijos miestukas. Wow. Geras. Tikro žmonių ūgio. Wow. Optimizmo daug nekelia dangaus spalva. Bet ne karšta. Šiaip šilta, bet ne karšta. Ir vakar vakare išėjau pasivaikščiot. Tai atrodo vėjas, bet toks šiltas vėjas. Vai faina buvo, kai ir tamsu buvo jauku. Dideli miestai visą laiką tokie sudėtingesni išvažiavimai. Daug sankryžų, daug eismo, daug čia visko labai. Okay. Žalia man, labai gerai. Plaki. Dar netoks. Ten tai atrodo taip žiaurokai tamsu. Čia prieki nėra taip blogai. Bet ten matau iš to kalniukų debesų daug. Gali būti, kad ten kalniukai gal ir laiko debesis lietaus. Įdomu, pamatysiu. Tai gal pravažiuoju jau Tarragonos industrinį parką. Vakar jūroje labai daug buvo laivų. Tai čia labai daug visokių krovos kompanijų, labai daug naftos produktų, BASFas, chemijos pramonės stipri. Žodžiu, gali pasmirdėti. Naftos perdirbimo gamyklos. Tokį rimtesnį kažkokį pramogų parką pravažiuoju. Man atrodo, čia kažkur tai yra ir amerikiečiai kalneliai tokie nevaikiški. Čia kažkokius Ferrari ženklas. Va, Ferrariukas. Atrakcionų parkas. O ten viršuje šitas bėgiai, kuriais traukinukas važiuoja.
Čia dar visokių ošonė pramogėlių, paprastesnių. Oho. Ohoho. Štolė tai gerai netrodė. Vau, tai bėgiai kokie mažiukai. Būtų faina mišką važiuojant. Čia suprantu, aš nematau didžios dalies parko. Iš čia. Bet va čia yra atrakcionų parkas. Didžiulis restoranas. Nu va, aš važiavau į pajūrį zoną. Dar važiuosiu pajūrį dviračių taku, bet čia žmonių tai daug. Viskas čia veikia. Pilna veiklos. Pusė 12. Tiek daug žmonių. Veiksmas vyksta tik diena. Gal čia tas pramogų parkas tiek pritraukia? Nes čia prie Taragonas tikrai toks. Tikrai fainai. Nice, nice. Smėlio paplūdimys. Viskas čia gerai. Toks rimta palanga. Vis važiuoju pakrantę ir vis fontanai. Visa va taip eilė eina fontanų. Ir po to dar visokių pamaišytų įdomesnių, rimtesnių fontanų. Tikrai atrodo gražiai. Labai turistinė tokia. Nu va, yra tokia pliažo ir grinai smėliukas. Vien smėlis. Nežinau, kiek šitų kilometrų, tai varysiu visą laiką. Bet kam varyti Kanus, tai permokėti, jeigu galima atvaryti Ispaniją ir nepermokėti. Bet yra, kam reikia būtinai pasirodyti kaip Kanus. Turbūt taip, kažkaip. Kiekviena prekė turi savo klientą, pirkėjai. Taip pat ir paslauga, ir kurortas. Temperatūra 2,2. Nu, prasideda lietus. Reikia pradėti ruoštis jau kažkur tai apsirengt bent jau. Antbačius užsidėti striukę. Nes panašu, kad stipriai pradeda ir taip greitai pakankamai. Nereikia peršlapti, reikia susirasti dabar stogą greitai ir apsirengti. Kiek čia tų valandų prognozės? 12:10, nu tai viskas pagal planą. 12. Sakai pasidės, nu tai pasidės. Большие. Jau gerai įsilijo. Staigi žmonių sumažėjo. Žaibiškai.
Tai dabar reikia powerbanką kažkaip apsaugoti. Nes mano šitas neapsisega jau suplyšęs, kad atjungtis powerbanką nesuprantu. Gali būti momentas ir stipraus lietaus. Vienas geriausių daiktų. 100 kg štukų. Labai lieva, kaip powerbankas kaip ir pakrautas, o laidai nebekrauna. Good. Ready to go. Ambučiai striukę. Ne, biškai reikia sabrimo. Nu, va, šiandienos perspektyva toli matosi. Kalnai sunkiai įžvelgiami kai kurie. Gal prasikėdris. Gal nebus taip blogai. Pirmas etapas toks lengvas buvo, biškį nulijo ir nustoja. Matysim. Nu jau kokį trečią kempingą pravažiuoju, vilioja, čia mane vilioja, sustok, ramiai premium, camping, resort. Ne, reik minti. Gal paskui ir gailės šią akimirką, jeigu papuls į lietų, bet nuo kilometrai pats nenusivažiuoja. Reikės numinti. Ketvirtas kempingas gundo. 5 žvaigždučių kempingas visas laikas jis yra. O plaukia. Plaukia nuo lietaus į Ispaniją. Jau kurį laiką važiuoju prie šitą upelę miesto gatvėm. Čia dar nedaug už to krūmų. Normaliai, kokį 10 cm storis. Na, įsilyja. Dar nestipriai, bet pasisekti. Va, važiavau čia pro šoną ir pamačiau restoranas Esmeralda. Blemba, gal reikia paklausti, gal dirba. Ir akurat dirba. Pasirodo lietuvė. Vida. Lietuvės restoranas. Tai fainai pašnekėjom.
Taip skaniai pavalgiau, skani svigulinė sriubytė. O jau steikas koks buvo geras, keptas ant akmens. Ant lavos akmens, karšto lavos akmenį, uždeda steiką. Nu ir desertą suvalgiau viską. Super vičikė. Labai gerai, labai gerai. Tai va, Esmeralda. Katalonija. Jeigu ką, lokaciją turiu. Peršlapęs visai kaip viščiukas. Visiškai dabar va, vėl biškį pradalinuot, bet čia jau dabar kapėjikas. Nes taip lyja, ojojoj. Ir žodžiu, telefonas nesikrauna, jungti šlapia. Tikiuosi nutrauksiu, nu nebent gal pradžiušė rambėjo. Jeigu labai nelis, tai tikiuosi ptižius. Žodžiu, viskas šlapia, pašlapis, kelnės kiaurai šlapia, batai šlapi, prisėmiau į balą. Nu, žodžiu, normaliai, sakė naktį, ledais, žaibais, čia sakė, davė normaliai, net aliarmus gaudinėjo. Tai matosi iš balų, nes aš paklausiu, ko čia negi taip čia dabar prilėjo. Ne, sakė, čia visą naktį kapojo. Įrodo ir jiem prognozę, kad jau nuo vakaro baigti metus. Tai va, tai šiandien iš principo baigiu kelionę per Kataloniją ir jau nakvosiu Valencijos regione. Tai bus viena Ispanijos žemė pravažiuota. Katalonija. Va, mano kelias uždarytas. Guarda Municipal. Reikia pažiūrėti, čia spėjau užpilta yra. Spėjau paskendę, dėl to čia negalima. Gal pralysiu kažkaip aš čia. Normaliai čia vandens būtų. Priplautas smėlio. Ai ne, pralysiu. Žiūrėk, čia per šuniuką. Ramiai pralysiu. Va, nenugriūt. Į uždraustą pliažą, čia kaip tam filme su laiku, kur atvarė pliažą ir pradėjo sent greit. Taip, čia atvažiavau, dabar kur toliau. Kur čia į viršų mojuoti? Būtų gero čia. Palyja rimtai. Žodžiu, užvažiuoti be šansų ant akmenų. Pradeda ratai kastis ir šakutės. Man tipo per tunelį pralindau. Gavau gal čia atidaryta, bet čia irgi. Čia rodo ir čia, kad uždaryti keliai. Žodžiu, nežinau, bandau šlysti pagrindinį kelią. Ir ten bandysiu kažkaip pagrindinių kelių išsimalti. Nes čia tais tokiais keliukais, tai jie gerai bus nuplauti. Masiškai čia pešiųjų. Takas tikrai net dviračiam važiuoti. O kaip atrodo, keliuks. Plovė normaliai čia. Gavo vandens šitą žemę normaliai. Nu, vienoj pusėje buvo prie tunelio užtverta, tai tą tunelį pravažiavau ten. Nu, sakau, kad ir užtverta tik dėl to, kad bala bus nepravažiuojama. Bet ir čia užtverta. Bet reiškia, jeigu čia užtverimas jau baigėsi, tai tikėtina gal toliau gerai viskas. Gal toliau atidaryta. Čia palikta geležinkelį pavažiuosiu. Kažkur išlysiu. Kaip ne kaip pusę kelio įveikta, 5 valandas. Kiek aš čia valandų važiuoju? Važiuoju 3,5, tai dar 3,5, jeigu taip skaičiuot. Dabar 5, 8. 9, nu kažkas taip. Nu kaip nors. Simalsiu arba čia. Į normalius miestus ten bus galima kažkokį pažiūrėti
geresnių kelių. Pas mane visą įrangą, čia viskas peršlapė, žiauriai šlapė, visos tašės. Suplyšo antbačiai, išmečiau, pradžių vienas, paskui ir kitas. Žodžiu, likau be antbačių. Reikia arba nusipirkti, arba prašyti Skaistės, kad atvežtų, paimti Lietuvoj. Nu čia normaliai nuplauta, žinok, čia blemba, čia tiek ir palmių pridraskyta, o dabar bangos lupa gražiai, duoda bangos vaizdų čia, aha. Ne, dabar gal kokio 18. Taip, iš esu tas triusikas, tai gerai, bet čia gal duoda purslai. O, bangelė tik pareina ir tada, specifektai. Nu tai va, tai vienu žodžiu, labai pasisekė, apšilau, ten pavalgiau, žinai, gerai. Tai dabar jau vakare tik tai simboliškai kažką užkasiu ir tiek. Įdomu, čia kažkaip važiuoju, žinok, suprantu, tokie laukai, kaip atrodo, vandenį viskas stovi. Gal auga ryžiai kažkokie, sakyčiau. Čia kaip krūmai vandenį ir tokie paukščiai įdomus. Tokie kaip... Aš manau, kad čia toks laukas, žinok, nes matosi vagos padaryti, tokie pylimai supilti tarp tų laukų. Štai matyt, čia toks laukas. Gal čia ryžių, žinai, augina. Nes čia jūra šalia netoli. Ir čia toksai, nu, žinai, tokie, vat ir pagal žemėlapį tokie, žaliai mėlyna tokie, žinai, kaip dirbami laukai, toli tokie, bet šlapi. Geras. Mama cielas. O, vėžys cielas. Šalikeliai. Jis gal ir gyvas, čia gyvas, geras, net atšokau. Geras, jo, dar į mane čia atstatė tos atpalus eina. Geras. Tai šia mašinas matyt partrenkė, čia ne paukščiai. Geras, nu. Tas balos va aplinkui ir vežėjai. Eina savo. Va, net nereikia nei prožektorių, nei vandenį rankų kišti. Patys į gatvę lenda. Eina savo, atvečikę radau. Eina savo. Paukščius fotkinu. Paskui po kojom pasižiūriu, kad krabų tas kojos. Čia vežėjai pasirodo. Nu, netikėta. Nu. O, dar vienas ant gatvės. Nu, žodžiu, čia gatvėj guli. O, ten kiek. Šalikeliai. Čia tai dar mašinas važiuoja. O vienas įsižergęs stovi. O, čia kaip įsižergęs. O, apsivertė vargšas. O, čia tokie riebus visai. Raudoni, nu, čia gerulis, čia jų pilna, va, varo pirmin, pamato, atsidėto nagus, o čia pridaužyta kiek jų, jie čia gal iš vieno vandens telkinio, ojetau, kiek jų čia, padangos neprakas, ojei, čia minė, čia jie gal veisiami, čia gal prūda jų, veisykla. Jo, mamint galėsiu. Taip, jie čia lipo į krantą toks. Eina, sako, kokie kiekiai čia jų. Nu, tikrai, stebuklų metas. Nu, šiandienelė, tai dienelė. Nu, stebuklai. Galiu prisirinkti pilną maišą tų krabų. Net jeigu gyvena, jeigu kažkas čia biznį daro. Oi, nespėju, kad čia jos veisia, žinok. Nu, bet taip netikėta. Hi, there is a lot of lobsters, small ones. Javai tik nulinkusiam galvom. Vandenys stovi. Įdomiai.
Čia gal ryžiai taip auga? Nu, sunkiai pasakyti. Aha, pilkos. Va, balta ir pilkos. Bet jos va bando nutūpti, bet aš, kadangi važiuoju, jos pabaidau aš jas. Ir jos nenutupia, neina pažiūrėti visų grožių. O, kokie palmių gerai. Vien palmė, tik tankiai ir nevalytas. Geras dviračių takas ir baigėsi. Bet čia viskas aplink užpilta stipriai, šiaip vandens lygis aukštas. Čia dabar dar kažkas tai ženklai, žmonės, šunys. Nu, aš tikiuosi, čia manęs neapgręš. Man reikia varyti toliau. Ai, čia vandeniu susirūpin. Čia mažiausiai gamba. Olia. Čia kažin vyksta, kad taip pat įtverta. Čia gal tos bulis paleidžia. Ar kažkas tai labai įdomiai. Užtverta čia viskas. Gal mane pravažiuosi, jeigu pravažiuosi. O pralysiu. Va, diena į pabaigą. Dabar toks biškiai jaučiuosi dūžęs, nes tikrai labai kažkaip išvargino lietus. Ypač antroji pusė kažkaip nesivažiavo. Tai dar liko čia 10-15 km, dabar taip ramiai važiuoju po krantę. Nesiplėšau. 14-15 km per valandą. Tai ką diena tai... Diena tai visai nebloga, stebuklinga buvo diena. Sutikti Vydą kažkur tai Ispanijoje, žodžiu, vienintelė kavinė, kurią radau. Ir tai netikėtai sužinau, kad jinai veikia ir pasirodo savininkė lietuvė. Super. Fainai, tai pasišnekučiavom, pavalgiau labai skaniai. Ir buvo labai žiauriai sušalęs iš tikrųjų, žiauriai. Iš pradžių juodos arbatos sakiau, tai taip tą juodą arbatą apsikabinę sėdėjau, ten degino atrodo rankas, bet godzin. Nu ir paskui važiuoju, su mama kalbu ir bam, laukas. Vėžiai, nesuprantu, iš kur tie vėžiai ten atsirado. Nu ten turbūt, aš spėjau, kad ten ryžių laukas. Bet ten matėt, įdomu, ar ten ryžius augina, ar kas ten. Tai va, ir vėžiai pasirodo, jie tam tose laukuose, ten veisės, ten paukščiai, juos turbūt ten gaudo, ar kažką kitą paukščiai ėda, man atrodo, kad juos. Ir jie kažkaip migruoja iš vienos prūdo matyti kitą per tas kelius, tai žodžiu, masiškai vėžių, masiškai, ten labai norint, ten galima per 10 minučių pilną maišą prisirinkti. Irgi skęsta normaliai, čia daug kas skęsta. Tikrai matos ir gatvės užpildos, ir uždaryti keliai. Ir man ten važiuoti vienur reikia uždaryta, tik kur
Važiavau kur uždaryta, kai kur apvažinėjau. Nu taip įdomiai. Jo, ir tas lietus taip iki pietų tai normaliai padaužė mane. Paskui aš pailsėjau, pavalgiau skaniai, bet matyt daug energijos padėjau. Tai dabar tų jėgų labai daug nėra. Kažkaip minu ir žiūriu, kad kažkaip neįdedu aš tos energijos iš kojų. Ir pulsas nekyla. Gal čia daviklis, aš nekontaktuoju, bet man atrodo iš savijautos, taip kad aš nedėjau labai daug pastangos. Tai šiandien praminti viešbutį, nes visas šlapės, šitie suplyšo batų tie antbačiai. Juos išmečiau, tai dabar prieš tai prisėmiau dar. Žodžiu, kojos šlapios, visas šlapios, kelnės iki pietų buvo šlapios. Žodžiu, visas permetimas. Ar čia žiūrėjau irgi atverta. Irgi matyt užpylė. O, ir šiukšlilo pririnko. Čia normaliai davė. Tai va, tai šiaip visai neblogai tą lietų pravažiuoti pasisekė. Padaužė kelias valandas. Ten batarkė kameros nusėdo. Keisti ant lietaus nenorėjau. Powerbank irgi. Kadangi čia mano tas maišas suplyšęs. Krepšys. Tai celofanį maišiukai sukau, paskui telefono batarkė šlapia. Čia jungti šlapia nekrauna, žodžiu. Linksminuosi, bet nieko, viskas gerai, baigės kas gerai. Tai bus šiandien virš 120 kg. Skaitau kaip tokiom sąlygom. Nu ir keliai buvo, tai momentais tokie, kur neaišku, kur išves. Kur keičiau maršrutus. Tai nuo to 120 plius, tai mojavau šiandien. Tokios geros žinios, kad skaisti atskrenda į Michasą. Tai reikia tikrai davažiuoti. Būtinai. Tai va. Viskas. Į viešbutėlį. Irgi pagulėjau iki vakar šiltoj vonioj. Kažką gal dar lengvai suvalgyti. Baltymo būtų labai gerai. O dabar grožis.